Po JAV ir Izraelio smūgių Iranas mane turys atsakymus. Dronų ir raketų smūgiai sudrebino JAV bazes artimuosiuose rytuose. JAV nesiėmė pasyvumo. Iranas paleido raketas, JAV taip pat negailestingai atkirto. JAV bėdų pilotai ką tik padarė neįtikėtiną dalyką Irane, o Teheranas jau žino, kad pralaimėjo karą. Sukrėstas niokojančios amerikiečių ir izraeliečių smūgių bangos, kaip pranešama, JAV per pirmasias 12 operacijos valandų surengė 900 smūgių, o Izraelis per 24 valandas bombardavo Iraną 1200 kartų, Iranas suprato, kad turi atsakyti. Jis bandė, bet nesugebėjo pataikyti į virš galvos skrendančius orlaivius. Jie per greiti, per gerai koordinuoti ir tiesiog per geri Irano susilpnintai oro gynybai. Tačiau Iranas galėjo panaudoti savo raketas atakuoti taikinius, kurie nejuda didesniu nei garso greičiu. Stacionarūs taikiniai, tokie taikiniai kaip JAV oro bazės. Iranas paleido raketų ir dronų bangą į daugelį JAV bazių artimuosiuose rytuose, staiga paversdamas šalies masto konfliktą visą regioną apimančių karu. France 24 vasario 28 dienos straipsnyje aprašo, ką Iranas atakavo ar bandė atakuoti. Bahreine, kuris įkūrusi JAV karinio jūrų laivyno 5 laivynas ir JAV karinio jūrų laivyno centrinė vadavietė, Iranas taikėsi į JAV 5 laivyno aptarnavimo centrą. Dūmų stulpai kilo netoli bazės su giluminiu uostu, galinčiu priimti JAV lėktuvnešius. Irake, JAV pajėgų turinčiame Kurdistano regione, netoli JAV konsulato Erbilyje įvyko sprogimai. Kurdų saugumo pajėgos pastebėjo, kad JAV perėmė virš Erbilio skridusius dronus ir raketas. Tada į Jordanijos Muafako Sulto oro bazę, kur JAV yra dislokavusios 10 karinių orlaivių. Ankstyvais duomenimis numuštos 2 balistinės raketos, padaryta materialinė žala. Tai tęsiasi, o žiūrėdami sužinosite, kaip JAV atkeršijo už šiuos smūgius. Persikeliame į Kuveitą, kur veikia kelios JAV bazės ir sandėliai su JAV įranga. Irano raketos taikėsi į Ali al-Salemo oro bazę. Dauguma jų perimtos, tačiau Italija, kurios oro pajėgų personalas yra bazėje, teigia, kad Iranas apgadino pagrindinę pakilimo taką. Sprogimimai užfiksuoti šalia Al-Udeido oro bazės Katare, kuris įkūrė JAV CENTCOM priekiniai padaliniai. Iranas atrodo taikėsi ir į Dohą su ataka. Jungtiniuose Arabų Emyratuose Al-Dafros oro bazėje, kur dislokuotas JAV 380 oro ekspedicinis sparnas, 2 liudininkai matė po nedidelių sprogimų kylančius dūmus. Pranešama, kad JANCP perėmė 2 Irano raketų salves, tačiau pirmosios bangos nuolaužos pražudė vieną civilį. Sirijoje Irano raketa nužudė 4 civilius, nors JAV šiuo metu traukia savo karius iš šalies. Tai buvo masinis Irano išpuolis. Beviltiškas galios demonstravimas po to, kai JAV ir Izraelis per vieną dieną sunaikino per 1000 taikinių Irane. JAV patyrė aukų dėl Irano atsako raketomis. CENTCOM patvirtino, kad per operaciją Epinis įniršis žuvo 3 JAV kariškiai. Dar 5 buvo rimtai sužeisti, o Donaldas Trumpas perspėjo, kad gali būti prarasta amerikiečių didvyrių gyvybių ir patirta aukų. Taip dažnai nutinka kare. JAV norėjo atkeršyti. JAV tai padarė pasiteldamos galingą B2 Spirit bombonešį. Kovo 1 The War Zone arba TVZ pranešė, kad JAV B2 bombonešiai prisijungė prie oro kampanijos prieš Iraną. Iš Vaitmano bazės Misūryje pakilę slapti bombonešiai pasiekė Irano oro erdvę anksti kovo 1. Ir atvykę, jie sukėlė pragarą. Irano raketų urvai buvo pagrindiniai taikiniai, o netrukus paaiškinsime, kodėl B2 tam geriausiai tiko. Šios patalpos giliai Irano kalnuose, paprastai skirtos raketoms saugoti. Tačiau kai kurios iš jų taip pat turi galimybę paleisti balistinės raketas per požeminėse patalpose įrėžtas angas, todėl jos kelia dvigubą grėsmę. JAV logika čia paprasta. Sunaikinus urvus, sunaikinamos Irano raketos ir jų paleidimo galimybė. Iranas labai didžiuojasi šiomis raketų uolomis. Beveik prieš metus, 2025 kovo pabaigoje, Irano režimas netgi išleido 85 sekundžių trukmės vaizdo įrašą, kuriame pademonstravo urvus ir kai kurias pažangesnės Irano raketas bei raketinius užtaisus. Tai buvo galios demonstravimas, ar bent jau taip turėjo atrodyti. Irano problema. Propagandinis vaizdo įrašas atskleidė silpną vietą, kurią galėtų pasinaudoti JAV su priešbunkerinėmis bombomis.
Raketos buvo urvuose laikomos atvirai be sprogimui atsparių durų ar apsaugos, tad sprogimo atveju urvai nebūtų apsaugoti. TWZ 2025 m. kovo mėnesį pranešė, kad tinkamai smogus įmanoma grandininė reakcija. Pakaktų kibirkšties, kad užsidegtų dagtis ir sugriūtų raketų urvai. JAV turėjo B2 Spirit bombonešį, tai buvo jų kibirkštis. Įspūdingiausias Amerikos nematomas bombonešis puikiai tiko kerštui Iranui, nes turi bunkerius griaunančias bombas, galinčius sukelti sprogimų grandinę Irano raketų urvuose. Tie urvai turi dar vieną silpnąją vietą. Jų nereikia visiškai sunaikinti, kad neveiktų. Viskas, ką JAV turėjo padaryti, tai užblokuoti įėjimus, smogdamos į urvų plyšiuose įrengtus įėjimus, taip sumažindamos Irano galimybės naudoti savo didžiulėmis atsargomis. Po to stebėjimas ir pakartotiniai smūgiai siekiant sunaikinti bet kokias angas, kurias Iranas bandytų suformuoti, leidžia JAV atakuoti kitose šalies vietose ir kartu sumažinti Irano bandymus atsakyti. Strategija paruošta, B2 bombonešiai atvyko. JAV tai reikėjo uždegti degtuką. Pažiūrėkime, kuo B2 Spirit gali padėti kovai Irane, ko negali kiti JAV orlaiviai. Tyleris Rogoway iš TWZ savo įraše teigia, kad B2 gali tiesiogiai atakuoti Irano taikinius, ko negali kitos platformos. Vienas B2 gali gabenti iki 80 JDAM bombų, sveriančių po 500 svarų. Ir numestos pakankamai dideliais kiekiais, jos suteikia pakankamai ugnies galios užblokuoti Irano raketų urvus, taip užkertant kelią šalies byrėjančiam režimui pakartoti tai, ką jis padarė prieš JAV bazes visose artimuosiuose rytuose. Rogoway sako, kad ištisi aerodromai ir infrastruktūra sunaikinami per vieną praskridimą. Pridėjus MOP arba masyvėsias skorbiasias bombas, įgyjami bunkerius griaunantys pajėgumai, paverčiantys B2 idealiu pasirinkimu naikinti Irano raketų urvus ir požeminės raketų bazes, jei JAV nuspręstų tai daryti. Maxas Afterburneris norėjo pridurti daugiau. Tai yra tai, ką B2 daro geriausiai. Įsiveržia tada, kai to mažiausiai tikimasi ir smogia jautrioms vietoms taip, kad niekas to nepastebi ir tai sukelia visišką šoką ir baimę. Kitaip tariant, B2 sujungia milžinišką ugnies galę su slaptumo galimybėmis, kurios leidžia jam įskristi, smogti ir pasitraukti dar prieš Iranui suprantant, kas jį užpuolė. Afterburner teigia, kad JAV į Iraną dislokavo 4-6 B2 bombonešius. Jis teigia, kad kiekvienas gali gabenti po 2-30 tūkstančių svarų MOP bombas, galinčias prasiskverbti giliau nei 60 metrų ir smogti didesniu nei 1000 km/val greičiu. B2 yra pagrindinis Amerikos oro puolimo kito etapo ginklas. Netrukus sužinosime, ką JAV pasiekė keršto smūgiu ir ką Iranas prarado per operaciją Epinis įniršis. Jei jūs domina tokios įžvalgos, užsiprenumeruokite The Military Show. Viską aiškiname kas savaitę. Amerikos B2 bombonešių pilotai pakilę iš Whitemano, Misūryje, žinojo, kad jų laukia 32 valandų kelionė. Jungtinė karalystė atsisakė suteikti priešakinės bazes, nors tai gali keistis dabar, kaip sužinosite, jei liksite su mumis. Bombonešiai turėjo 1000 mylių nuskristi, numesti krovinį ir grįžti per vieną kelionę. JAV dislokavo KC-135 kuro papildymo lėktuvus, kompensuodamos priešakinių bazių trūkumą. Milžiniški orlaiviai leidžia papildyti degalus ore, tad B2 gali skristi tiek, kiek reikia JAV. Minėjome, kad B2 gali būti ginkluotas 500 svarų JDAM ir MOP bombomis, galinčiomis prasiskverbti giliai po žeme. Tačiau būtent šių ginklų JAV nusprendė nenaudoti kovo 1. Prisiminkite, ką minėjome apie Irano raketų urvų pagrindinį pažeidžiamumą anksčiau šiame vaizdo įraše. Sunaikinus įėjimus, išėjimus ir plyšius, raketų urvas tampa bevertis. JAV tai žinojo, todėl tikėtina, kad B2 buvo pakrauti kitu JDAM tipu. TWZ mano, kad tai buvo Blue 109 galvutė, naudojama su GBU-31 JDAM, kuri sudaro 2000 svarų bunkerių bombą. Tai daugiau nei pakankamai pajėgų sunaikinti Irano raketų tunelius arba bent jau sunaikinti raketų paleidimo angas ir įėjimus, vedančius į tuos urvus. TWZ spėjimas pasitvirtino. Po B2 bombardavimo misijų CENTCOM tiksliai paskelbė, ką JAV naudojo. JOEV B2 nematomi bombonešiai praėjusią naktį smogė Irano įtvirtintoms balistinių raketų bazėms 2000 svarų bombomis. CENTCOM kovo 1 pranešė, kad šalys neturėtų abejoti Amerikos ryžtu, pridėtas B2 skrydžio vaizdo įrašas. Minėjimas apie 2000 svarų bombas patvirtina TWZ spėjimus dėl Blue 109 kovinės galvutės panaudojimo. Ir dabar mes pradedame matyti įrodymų apie žalą, kurią padarė Amerikos B2. Atsiranda palydovinių nuotraukų rodančių JAV taikytų žalą raketų tuneliams.
Brady Afric X platformoje pasidalino nuotraukomis, rodančiomis, kad Irano Tabrizo šiaurės raketų bazė sunaikinta B2 bombonešių. Nuotraukose matyti sugriuvę tunelių įėjimai, apie kuriuos minėjome, kad jie gali sutrikdyti daugelio bazių veiklą. Newsweek teigia, kad JAV sunaikino radarų sistemą Irano Zahedano oro bazėje, tačiau neaišku, ar tai padarė B2 bombonešiai ar kitaip. Tai buvo dalis iš daugiau nei 2000 smūgių, kuriuos JAV ir Izraelis sudavė per pirmąją smūgių prieš Iraną bangą. Šaltinis praneša, kad Konarake sunaikinti Irano dronų ir sparnuotųjų raketų sandėliavimo bunkeriai. Tai, ką matome čia, yra sistemingas vienintelės pagrindinės grėsmės, kurią Iranas kelia JAV – sunaikinimas. Iranas smogė JAV bazėms raketomis. JAV ir jų B2 daugiausia pašalino tas raketas iš žaidimo. Dabar JAV gali tęsti smūgius, naudodamos lėktuvnešiuose dislokuotas pajėgas. Irano balistinės raketos kėlė grėsmę JAV lėktuvnešiams Persijos įlankoje. JAV neutralizavus Irano raketų grėsmę, lėktuvnešiai gali priartėti prie Irano, taip paspartindami galimus JAV smūgius. Afterburner teigia, kad F-22 naikintuvai tikriausiai atvėrė kelią B2 bombonešiams, sunaikindami oro gynybos sistemas ir sukurdami saugius koridorius. Po Irano raketų slėptuvių sugriovimo nuo USS Abrahamo Lincolno kylantys F-18 naikintuvai tikėtina kils kas 30 minučių naikinti daugiau svarbių Irano karinių taškų. Izraelis visiškai įsitraukė ir išnaudos Amerikos raketų slėptuvių sunaikinimą. Afterburner teigia, kad 200 naikintuvų F-35, Izraelio elektroninio karo lėktuvai, Izraelio F-15 ir JAV F-15E prisijungs prie Lutzas, vienkrypčio atakos drono, patobulintos Irano Shahed 136 versijos. Taigi, jei Iranas manė, kad blogiausia jau praėjo po B2 skrydžio, jis labai klysta. Dar daugiau artėja. Prie šios temos sugrįšime vėliau, o dabar apibendrinkime dabartinę Irano situaciją. Kalbant apie balistinės raketas, neteisinga teigti, kad Iranas visiškai prarado galimybę smogti JAV, Izraeliui ar kitiems taikiniams. Nežinoma, ką tiksliai sunaikino Amerikos B2 bombonešiai, todėl reikia daugiau duomenų įvertinti Irano raketų pajėgumų apribojimą. Žlungantis Irano režimas susiduria su tuo, kad jo raketų grėsmė yra atimama. Anksčiau teigėme, jog pagrindinę grėsmę JAV iš Irano kelia raketos. New York Times teigia, kad Iranas turi daugiau nei 3000 raketų, nors kai kurie vertinimai rodo, jog iki 2027 metų pabaigos planuota padidinti atsargas iki 8000. Amerikos B2 bombonešiai privertė Iraną pristabdyti šiuos planus. Iranas siekia kas mėnesį pagaminti 10 raketų, tačiau New York Times teigia, kad Amerikos ir Izraelio smūgiai lėtina gamybą. Iranas leidžia raketas iš vis mažiau paleidimo aikštelių ir eikvoja atsargas, kurias bando papildyti. Kai kurios pažangios Irano raketos kelia grėsmę JAV interesams artimuosiuose rytuose. Demokratijų gynybos fondas išskiria galingiausias, įskaitant Seil-2, kurios nuotolis siekia 2000 km arba apie 1240 mylių, ir Khorramshahr, kuri gali skristi nuo 2000 iki 3000 km, tai yra nuo 1240 iki 1864 mylių. Tai yra tokio tipo raketos, kurias Amerikos B2 bombonešiai bandė pašalinti iš žaidimo savo niokojančiais smūgiais. Ir atrodo, kad tai pasiteisino. The New York Times skelbia, kad Izraelio pareigūnai teigia, operacija Epinis įtūžis, koordinuojama su operacija Riaumojantis liūtas, jau sunaikino apie pusę Irano raketinių pajėgumų. JAV ir Izraelio 2025 metų birželio antskrydžiai bei naujausios operacijos, pasak pareigūno, sunaikino apie 200 Irano balistinių raketų paleidimo įrenginių, dar 10 jų buvo padarytos neveiksniomis. Po kiekvieno JAV smūgio galime vėl matyti ore B2 lėktuvus. Irano raketinės pajėgos ir jo režimas žlunga. Al Jazeera tiesioginės karo tarp Irano, JAV ir Izraelio transliacijos duomenimis Irane žuvo bent 555 žmonės. Tarp jų svarbiausias režimo pakeitimo taikinys šalyje – aukščiausiasis lyderis Ali Khamenejus. Po dienos spėlionių, kad Irano vadovas žuvo per oro atakas, Al Jazeera vasario 28 pranešė, jog Irano televizija patvirtino Khamenejaus mirtį ir paskelbė 40 dienų gedulą.
Chamenėjus nespėjo ilgai gyventi savo pradėtame konflikte, kad pamatytų, kaip Amerikos B2 naikina Irano požeminės raketų bazes, palikdamas Iraną spręsti, kas jį valdys, kol virš šalies vis dar skraido bombos ir raketos. Berneriui pranešus apie 3 narių laikinosios vadovybės tarybos sukūrimą, Chamenėjaus įpėdiniui išrinkti, taryba susiduria su problema. Amerikos smūgiai griauna Irano režimo struktūrą. Kiekvienam lyderiui gali grėsti bomba ar raketa, galinti jį pašalinti. Irano gyventojai švenčia, nors valstybė liepia gedėti. Inžinierius Masudas Godarat Abadis, 27 pabėgęs iš Irano į JAV, CNBC sakė: Chamenėjus mirė, tai geriausia mano gyvenimo diena, tai šlovinga diena Iranui. Tikiu, kad jo mirtis žymi naują mūsų šalies istorijos skyrių ir taps lemtinga permaina. Chamenėjaus netektis nereiškia režimo pasikeitimo Irane. Islamo revoliucinė gvardija vis dar veikia, nors silpnėja kasdien JAV ir Izraelio raketoms bei bomboms smogiant Irano širdyje. Šiai sutrikusiai pajėgai bus dar blogiau. Netrukus į kovą įsitrauks dar viena šalis. Primname, kad Jungtinė karalystė neleido JAV naudotis savo bazėmis artimuosiuose rytuose B2 bombardavimo misijai. Tai daugiau nepasikartos. Kovo 1-ąją JATK ministras pirmininkas Sakiras Starmeris paskelbė, kad JAV galės naudotis JATK bazėmis smūgiuose prieš Irano raketų taikinius. Tai nereiškia, kad JATK siūs savo lėktuvus kovoti. Atrodo, kad tiesiog bus atverta RAF Fairfoot bazė Gloucestershire kartu su Diego Garcia Indijos vandenyne JAV pajėgoms. Tai naudinga Amerikai. Ateityje per B2 dislokacijas nereikės taip rizikuoti stratotanker lėktuvais. Be to, Amerikos B2 pilotai galės skirti šiek tiek daugiau laiko taikiniams nustatyti, o ne viską atlikti per vieną 32 valandų bombardavimo misiją. Kalbant apie artimiausias kelias dienas, Trumpas paskelbė, kad Iranas turi keletą galimų pasitraukimo kelių, jei manys, jog jau patyrė pakankamai bausmės. Interviu su Axios JAV prezidentas sakė: Galiu užtrukti ilgiau ir perimti viską, arba baigti per 2 ar 3 dienas ir pasakyti Iranams: pasimatysime po keliarių metų, jei vėl pradėsite branduolines ir raketų programas. Kitaip tariant, Iranas turi vieną pasirinkimą – nutraukti savo branduolinių ginklų siekius. Ar Iranas pasinaudos galimybę pasitraukti? Jei ne, tai gali būti tik pirmas kartas iš daugelio, kai pranešėme, kaip B2 bombonešiai paralyžiuoja Irano režimo raketinius pajėgumus. O kai prie to prisideda Amerikos lėktuvnešių pajėgos ir Izraelis, toks oro pajėgų kiekis nukreiptas prieš Iraną gali galutinai sunaikinti jau ir taip trapų režimą. Kalbant apie Amerikos lėktuvnešių pajėgas, yra tokių, kurie teigia, kad lėktuvnešiai jau yra pasenę. Jo EV regis įrodo priešingai, bet tai įdomi mintis, kurią aptarsime vaizdo įraše apie tai, kaip lėktuvnešiai atsilaiko prieš kai kurias moderniausias pasaulio karinės grėsmes. Peržiūrėkite jį, jei norite sužinoti daugiau. Ir nepamirškite prenumeruoti The Military Show, nes mes pateikėme jums visą vaizdą apie tai, kas vyksta Irane. Kaip visada, ačiū, kad žiūrite.